Klaipėdoje vyko Fox universitetų mugė, kurioje sugužėję būsimieji studentai ne tik rinkosi būsimąsias specialybės, bet ir bendravo su būsimaisiais savo kolegomis. Apskritai reikėtų pažymėti, kad Fox universitetų mugė skiriasi nuo įprastų universitetų mugių. Pagrindinis skirtumas mūsų yra tas, kad jie neateina čia lankstinukų pasirinkti. Dalyvauja dalyviai, kurie privalo atsivesti, tarkim, tie patys universitetai ar kolegijos privalo atsivesti žmogų praktiką ir studentą, nes mes žiūrim truputį iš kito kampo į specialybės pasirinkimą. O tai būtų, kad žmogus turėtų rinktis realiai žiūrėdamas į tai, kokios yra studijų programos, ką jis ten konkrečiai studijuos, kad nenusiviltų ir neturėtų kažkokių iliuzijų. Ir tada praktikas papasakoja, kaip atrodys darbas konkrečiai, kokia darbo diena, kokius projektus vykdo vienos ar kitos specialybės atstovas. Ir taip žmogus gali įsivaizduoti, ar jam tiktų tas darbas pagal jo turimas savybės, ar visiškai netiktų, o gal jis turėjo kažkokius klaidingus įsivaizdavimus ar apie vieną arba kitą specialybę. Šiemetinė Fox universitetų mugė pritraukė daugiau moksleivių nei pernai. Taip pat pastebimos ir kitokios susidomėjimo specialybėmis tendencijos. Pernai didesnio moksleivių dėmesio sulaukusias ekonomikos ir vadybos specialybės šiemet pakeitė inžineriniai, tikslieji, gamtos ir biomedicinos mokslai. Moksleiviai mugėje sakosi ieškantis informacijos apie studijas užsienyje ir Lietuvoje, nes būsimą specialybę jau spėja išsirinkti. Jų pasirinkimus lėmė praktika ir didesni gebėjimai vienam ar kitam dalykui. Esu atlikus panašią praktiką vasarą ir, man patiko visas tas užsiėmimas, visa ta veikla. Mano yra draugų, kurie studijuoja tai ir pasakoja ten apie studijas, apie universitetą ir man labai patiko, dėl to ir aš nusprendžiau. Šiaip irgi domėjausi, nieko geriau, kas man būtų artima, neradau, tai... Anglų kalba taip kaip ir gerai sekės, tai kažką norėjau visgi į tą pusę, o į užsienį kažkaip važiuoti dar taip nesinori, dar galbūt vėliau, tai tiesiog. Pasak Fox universitetų mugės lektorių, moksleiviams įdomios visos specialybės, o jos dominančių klausimų racionas labai platus. Dėmesio požiūriu taip buvo tikrai studentų, pirmus 2 kartus buvo labai daug studentų prieėję. Ir pagrindinis klausimas, žinoma, yra paprastas, kad ką galim pasistudijuoti ir ką galėsiu aš paskui daryti su ta disciplina, kurią aš baigiau. Tai tas klausimas vėlgi toksai yra savotiškai įdomus, kad studentas klausia, žiūrėdamas iškart į ateitį ir planuodamas, ką jis norės daryti po 4 metų, dar neįstojęs universitetą, net nebandė studijuoti, jis dar net nežino, ar jam patiks studijos, ar kiek studijos bus sudėtingos, jis iškart galvoja apie ateitį. Tai pagrindiniai klausimai, žinoma, yra, ką aš galėsiu daryti paskui baigęs. Ta prasme, darbą arba sritį, kur aš galėsiu dirbti. Susidomėjimas tikrai nuoširdus yra, galbūt mes neturim tokių didelių minių kaip naujos specialybės, bet žmonės yra jau nemažai žinantis apie teisės studijas ir motyvuoti teisės studijoms. Ir klausimai yra labai konkretus, kadangi kitas miestas, ne Klaipėda, klausė studijų kainos, bendrabučių, kaip universitetas padeda apsigyventi, kokie dalykai pirmiausia studijuojami, kokie santykiai tarp studentų ir dėstytojų. Tokie labai gyvenimiški, praktiški klausimai. Aš raginčiau studentus rinktis, nesvarbu, kas tai bebūtų ir kur tai bebūtų. Nors moksleiviai yra orientuoti į savo ateitį, būsimą darbo rinką, derėtų nepamiršti, kad tai, kas studijuosi ateinančius metus, nebūtinai dirbs ir likusi gyvenimą. Todėl kiekvienam būsimam studentui svarbu ne tik nuspręsti, kas domina, bet ir ateities profesiją rinktis atsakingai. Štai tiek ir buvome šiandien paruošę. Kaip visada primenu, kad ilgiau miegantiems šeštadieniais laidos kartojimas rodomas pirmadienį 9:30 min. Mūsų siužetus taip pat galite atrasti dienraščio Vakarų Ekspresas internetinėme puslapyje ir portale 15minučių.lt. O aktualiausias naujienas ir laidų nuorodas bei kitą naudingą ir įdomią informaciją galite rasti čia. Ačiū už dėmesį, viso geriausio.